miegojo Karolio kambarį, norėdami artimiau pažinti jaunuolio aurą, kiti keliavo į Lentvarį, kur paskutinį kartą gruodžio 15-osios vėlų vakarą vaikiną pastebėjo geležinkelio stoties darbuotojai bei vaikino užpuolikai. Sumuštas ir apiplėštas Karolis vos laikėsi ant kojų, bet dar bandė eiti traukinių bėgiais namų kryptimi Kauno link. У меня есть какая-то энергия особенная. Liudmila Krapienė, Altajaus žiniuonių palikuonė, turi aiškiaregystės galių. Išskirtiniais atvejais padeda surasti dingusius žmonės. Я могу прочитать информацию на том уровне, когда еще даже не произошла та ситуация. Turiu ypatingą energiją ir gebu perskaityti informaciją tokiame bioenergetinėme lygyje, kai dar nieko nėra įvykę. Tuo metu, kai paskambino Karolio mama, aš jau turėjau informaciją, tik nežinojau, kam jis skirta. Ta prasme, aš turėjau visas įvykio detalės dar tada, kai jaunuolis buvo gyvas. Мальчик, этот парень был еще жив. Ekstrasensorinių gebėjimų turinti moteris pas Karolio mamą lankėsi 3 kartus. Miegojo dingusiojo sūnaus kambaryje ir tvirtina, kad po tam tikrų energijos suvaldymo seansų patyrė neįprastą aplinkos atmosferą. Я поработала с мамой, и тогда тело уже было мертвое, но мама... Aš dirbau su mama, kuri tebelaikė sūnaus sielą. Seanso metu ji vis tvirtino, kad mato didelį oro balioną. Kai jie iš jo išėjo, aš supratau, kad sūnus buvo čia, nes pradėjo patys nei iš šio, nei iš to kristi daiktai. To man niekad nebuvo nutikę. Gyvūnų elgesys buvo labai keistas. Šuo ir katė tiesiog prilipę buvo prie manęs ir paskui mane sekiojo, miegojo tik su manimi. Suprantate, aš juk visiškai svetimas žmogus, o jie nuolat taikėsi prieiti prie manęs ir kuo ilgiau likti su manimi. Tiesa, būnant dingusio jaunuolio kambaryje, man nei iš šio, nei iš to pradėdavo tekėti ašaros. Aš neverkiau, o tiesiog ašaros pačios savaime tekėjo. Miegojimas dingusio jaunuolio kambaryje davė man daug informacijos, kurią turėjau kažkaip iššifruoti. Karolio Senziko kūno paieškomis susiemusi Liudmila Krapienė tvirtina, kad nuolat gaudavo informaciją, kurioje dominavo skaičius 8 ir raidė R. У меня были данные. И единственное, я теперь поняла вот из этой практики, когда поработала, что нужно, чтобы человек мог расшифровать. Dingusio žmogaus atveju aš turiu tam tikrus duomenis, kuriuos reikėjo sudėlioti ant žemėlapio, kad sėkmingai surasti jo buvimo vietą. Tai galėjo padaryti tik specialistas. Tokį suradau, kuris pageidauja išlikti anonimu, bet galiu patikinti, kad jis žemėlapis domisi nuo vaikystės. Jis tikras žemėlapių specialistas. Описание чего-то, но я не знаю, как это можно разложить. То есть это может понять только специалист. Aiškiaregė kreipėsi į kartografą, kuris tiksliai pagal jos nurodytus duomenis sudarė specialų žemėlapį. Когда я продиктовала вот эти все данные, тогда получились определенные координаты. Kai aš padiktavau tas raidės, atsirado koordinatės. Jeigu mes būtume iš karto tą dieną nuvažiavę, mes būtume pirmieji radę kūną. Bet faktas tai, kad mes ruošiamės būtent į tą vietą važiuoti, kurią mums nurodė žemėlapių specialistas. Karolio kūnas buvo rastas maždaug 8 km nuo paieškų vietos. Jį surado greta stovėjusio sodybos šeimininkų sūnus, pamatęs kažką gulinti ne pačiame ežere, o šalia ežero susiformavusiame tvenkinėlyje. Ši iškelta ekstrasensų versija, jo kūnas galimai guli vandenyje ir šalia jo pasitvirtino, bet šiandien tvirtinti, kad pagal ekstrasensės regėtas koordinates Karolio kūnas buvo rastas toje vietoje, kurioje jį nurodė, lieka ginčytinų faktų. Informacija buvo pavėluota, Liudmila Krapienė aplenkė policijos pareigūnai. Karolio mamai šiandieną matyti ne taip svarbu, kas surado jaunuolio kūną. Kur kas jai svarbiau, kad sūnus pagaliau atgulė į amžinojo poilsio vietą. Nežinomybė lydima mamos maldų, begalinio troškimo surasti Karolio kūną tęsiasi 5 mėnesius. Mes radom gegužės 1 ir tai buvo gegužės pati pradžia, o mes Kašargoje buvome jį kaip tik per motinos dieną. Tai turbūt ir motinos tokia dovana buvo motinai. Kada profesionalios dingusių žmonių paieškos susiduria su bejėgiškumu ir kaip kai kurių valstybių policijos pareigūnai atvirai pasitelkia į pagalbą ekstrasensus ir aiškiaregius. Jau netrukus jūsų dėmesį po trumpos pertraukėlės.